aš dabar išdrįsiu net užduoti tokį klausimą, kur norėjau. Nes jūs man esate žmogus, kuris patyręs yra šlovę. Patyręs šlovę, būtent tas žodis labai tinka šlovė, nes kai stovi prieš, nežinau, kiek ten 10 000, ar kiek ten auditorija visi įsižioja ir aš ten įsižiojęs, ir kai jūs sako, ten lauke grojot ir dainavot, bet ir ne tie, kurie jūs ir po to matė vaizdo įrašuose, visi ten buvo tokiam transo būsenoje, ir paskui patyręs esate šlovę architektūroje. Dabar patyrėt šlovę, aš tikiuosi labai, rašyme, aš galvoju, gali būti knyga apie šlovę. Nes šlovė, kai aš buvau vaikas, aš perskaičiau tokią, dabar matau, ten Gaidaro tokia knyga buvo rusų rašytojo, ir kad žmogus turi praeiti ugnį, vandenį ir varinės triūbas. Ir aš nesupratau, ugnis aišku, vanduo aišku, bet kas tos varinės triūbos? Ir man jau būnant, nežinau, kokios 30 metų, man atėjo į galvą, kas tos varinės triūbos yra. Tai va ta būtent šlovė, tai nežinau, šitą tokia hipotezė. Įdomi tema. Ir tiesą pasakius, kai buvau jaunas, tai to šlovės kaip ir nebuvo, nes antis jau atsirado, kai aš buvau, 31 metų pradėjau groti antį. Tai jau toks vyras jau pakankamai subrendęs, kaip tais laikais. Nes anksčiau mes ir aš 22 metų, taip sakant, apsiženijau, ten buvo ir visi rūpesčiai šeimos ir pirmoji dukra. Taip kad galbūt, kad va ta šlovė, kai jinai atsirado šiek tiek jau ne visiškai paaugliui, tai dėl to leido, taip, suvaldyti savo stogą, kad jis nenučiuoštų. Va. Bet buvo visokio akimirkų. Turiu prisipažinti, kad kartais, kai kaukdavo minia, žinai, tavo vardą ir ten tai roko maršai, pasijusdavai kažkas tokio. Ir pagalvodavai, o gal aš ypatingas? Gal aš čia kažkoks tai reiškia toks, kažkoks tai toks. Jo. Tai vėlgi yra išbandymas, žinoma. Labai išbandymas. Ir kai kas neišlaiko to išbandymo ir atrodo komiškai labai. Ir ypač politikoje, kurie žmonės, sakysim, kultūroje netaip lengva. Realiai turi kažką padaryti, kad ten pakliūtum į tą šlovės olimpą, ne? O politikoje tu taip gali susiklostyti aplinkybės, kad tu staiga, reiškia, iškeliamas esi. Va, tai visaip, kaip, žinot, kaip tas lytis tos, kur nuskyla Antarktidoje nuo didžiulio to, reiškia, ledkalnio ir staiga jinai taip susviruoja ir apsiverčia aukštinkojom, reiškia, ir išlenda tas luitas, kurio niekas niekada nematė. Tai va tas vyksta labai dažnai politikoje, kad tu jeigu ne savo rogėse, ne į tave ten kažkas įstūmė, nustūmė, reiškia, į tave ten kažkur parodė ir tu staiga aukštinkojom apsiverti visiškai. Ir neduok tu Dieve, kaip tai yra baisu. Taip kad šlovė, aš įsivaizduoju, jeigu jinai yra pelnyta, labai gerai, jokių problemų nėra. Bet jeigu jinai nepelnyta, jinai visiškai naikina žmogų.